Tai labas rytas, mėlyjeji, sveikinuosi su jumis iš jums dar nematytos lokacijos, o tai yra mano namai Čikagoje, lietuvių sostinėje Amerikoje. Tai iš tikrųjų grįžom su vyru aplankyti mano tėvus, pabūsim čia savaitę, tad nusprendžiau, jog tai būtų puikia proga jums parodyti, kurgi prasidėjo mano istorija Amerikoje. Aprodyti jums namus, turiu labai daug suvenyrų iš savo mamos išlaikytų, mano kambarys visiškai yra nepakitęs nuo to laiko, kai dar mokiausi gimnazijoje, universitete. Tai manau, kad puikia proga jums parodyti, iš tikrųjų, kaipgi prasidėjo mano gyvenimas atvykus iš Lietuvos. Ir šiaip keliausim į įvairias vietas, manau, kad ir jums bus labai įdomu pamatyti Čikagą ir puikiai galimybė palyginti su Los Andželu. Nes dažniausiai, kadangi gyvenu Los Andžele, turinį dalinuosi būtent iš ten, bet Čikaga taip pat yra labai nuostabi, bet tarpusavį Čikaga ir Los Andželas labai skiriasi. Ir pradedant iš tikrųjų nuo šitų vaizdų, pasižiūrėkite, čia tikras yra Čikagos užmiesčio, tai yra suburbs gyvenimas. Tai galite pasižiūrėti, kaip atrodo mano kambarys, mano gigantiška princesiška lova. Tai iš tikrųjų aš iš visų sesų turiu vis dar didžiausią kambarį, todėl kad mano mažoji sesuo, nei vidurinė sesuo nenori pereiti. Atrodytų, kad mažoji tai turėtų pirmiausia čia lėkti, bet kažkaip jinai, kadangi turi balkoną, visai nenori, bet čia galite pasižiūrėti, kokie nuostabus vaizdai. Šiek tiek vėliau papasakosiu apie kaiminystę, kokioje mes gyvenam, bet čia yra darbo stalas, prie kurio aš tiek daug mokiausi ir pasiekiau. Čia yra mano vonia. Tai kondicionieriaus nereikia jungti, bet tokia svarbiausia atskira, nes žinokit, mano sesės abidvi, tai turi dalintis savo spintą. Tai čia galite pasižiūrėti, tai aš iš visų sesių turiu geriausią kambarį, iš tikrųjų, bet kaip ir sakiau, jos turi galimybę, bet pačios renkasi čia nepersikelti. Tai čia, žodžiu, iš kito kampo. Ir dar turim, jūs tik pasižiūrėkite, kokia nuostabi mano lova, jūs net neįsivaizduojate, koks geras čiužinys. Ir čia turim tiesiog tokią komodą, kur vis dar mano relikvijos yra saugojamos. Tai, žodžiu, keliauju, pavalgysiu pusryčius ir tuomet sugrįšiu daugiau jums parodyti. Tai mūsų koridorius ar koridorius, nežinau kaip vadinasi iš tikrųjų. O čia, žiūrėkit, aišku, kad aš gyvenu su 10-11 metų sese, todėl kad čia telefonai, čia yra jos kambarys, o čia yra jos telefonai per naktį. Žinot, kad vėliau paprašysim, kad aprodytų savo kambarį. Bet ten visai kitas stilius negu mano. O ten mano kitos sesės kambarys, tai jos chaosą, manau, pati irgi turi teisę aprodyti, jeigu norės. Atsikeliam ryte ir, žodžiu, mūsų kieme savo važinėja darbuotojas vienas, kuris rūpinasi žalia, bet taip juokinga yra pro langą iš tikrųjų pamatyti. O čia mano mama jau ruošia mums nuostabius pusryčius, ką tik sugrįžusi iš sporto salės. Mes su Algirdu po koronos turėjom galimybę čia pagyventi porą mėnesių kartu, tai įsivaizduokit, mes kaip karaliai čia taip kiekvieną dieną valgydavom. Nežinau, kaip mes sugebėjom išsikraustyti, bet galiu pasakyti, kad buvo labai sunku. Žinot, kas yra svarbiausia, kad mano mama visus šitus namus įsirengė pati, be dizainerio. Tai viskas, ką čia matote, nuo tapetų iki užuolaidų, iki baldų ir visų aksesuarų mano mama yra išsirinkusi pati, netgi paveikslų. Tai pasižiūrėkite, kokių nuostabių aksesuarų čia turime. Ir pas mus, žinokit, kas sezoną viskas keičiasi. Visi šitie moliukai yra paruošti dabar Helovyno sezonui, po to ruošimės Thanksgivingui, tai padėkos dienai ir tada kalėdom. Tai mūsų, žodžiu, pramogų erdvė, kur vis dar iki šios dienos yra žiūrimas Lietuvos balsas.
Yra mūsų kitas šeimos narys. Pasižiūrėk. Amber, mažiukė tu mūsų katinukas. Nu, žodžiu, kai norės pasirodys. Stalčiuose tikrai dar galima rasti įvairiausių relikvijų, nuo įvairiausių dovanėlių, kurios gavau iš universiteto savo pirmais metais, iki netgi kortelių iš choro. Tai nors aš ir nesimokiau muzikos universitete, aš dainavau mūsų universiteto chore. Tai mūsų choro vadovas buvo choro vadovas ir Jungtinių tautų choro. Tai tikrai labai rimtas ir nusipelnęs choro vadovas. Tai buvo tikrai garbė dainuoti ten pirmu sopranu. Tai taip, daug metų esu praleidusi muzikos pasaulyje ir šiek tiek šiuo metu esu apleidusi, bet dar prieš pusę metų iš tikrųjų eidavau privačiai dainuoti ir norėčiau ir toliau, galbūt reikės. Visada, kai pagalvoju, kad pasilgau savo hobį, tai muzika, dainavimas yra pirmas dalykas, prie kurio grįžtu. O kalbant apie muzikos mokyklą, tai aš taip pat groju pianinu, todėl šiuose namuose yra ir mano pianinas, kurį gavau gimtadienio progą, bet šiuo metu juo naudojasi mano mažoji sesuo Sofija, tai vakare būtinai paprašysim, kad ji mums pagrotų vieną iš savo naujų kūrinių. Galit pasižiūrėti mano mamos kavos mėgėjos visa puodelių skrinė prie jos kavos aparato. Jie visi yra nuostabiai gražus tiesiog. Viskas, aš apsirengusi pati kaip tikra moksleivė, keliauju su mama pasiimti mano mažosios sesės iš mokyklos, todėl kad, žinokit, principų karalienė. Ir nevažiuoju su geltonu autobusu. Tai įsivaizduokit, Lietuvoje mes visi vaikysiai svajodavom važiuoti geltonais autobusais į mokyklą ir iš jos, o vat iš tikrųjų gyvenančia vaikai visai nenori važiuoti su tais autobusais. Ir paklausim, pakalbinsim mano sesę, kodėlgi taip yra, bet bent jau iš toli pamatysim jos mokyklą ir pamatysim, kokiagi sistema yra atsiemant savo vaikus iš amerikietiškos mokyklos. O čia dar galite pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų krepšinio aikštelė. Tai žiūrėkit, mes turime BC Žalgirio simbolį vidury jos. Vat, Čikagos lietuviai. Šiandien vėliau važiuosim su Algirdu, apžiūrėsim, kaip atrodo mūsų kaimynai. O čia mūsų namas gražuoliukas. Mūsų kaimynų, pasižiūrėkit, kaip ruošiasi Halloweenui. Čia pirmas namas buvo šitas, kai tik tais atsikraustėm. Šitas yra pats naujausias, tai va dar turi, žodžiu, daug darbuotojų šioj nuostabioj gatveliai. Tai va šitas. Tai šitas pats naujausias? Ne, šitas. Šitas. Tai čia anksčiau gyveno indų šeima. Ir dabar jau atsikraustė amerikiečiai, kurie statosi baseiną. Šitas buvo vienas iš pirmųjų, atsimenu šitus du namus, kai atsikraustėm. Pasikeitė savininkai. Tai va, tik tais pasikeitė. O čia, man atrodo, šitas gal net pats pirmas buvo iš tikrųjų iš toj va tokioj mažoj gatveliai. O čia yra mūsų kaimynai Lenkai. O šitas tai tikriausiai yra pats didžiausias. Ant gatvės pačios yra
Tai va čia indų šeima gyvena. Tai va, atvažiavom su mama į šią juostą. Ir mama ką tik man pranešė, kad čia lauksim 15 minučių. Nes jeigu nelauktume čia 15 minučių, reiškia, mes būtume kitos gatvės gale. Tai einu išlipsiu, pasižiūrėsiu, kaip čia viskas atrodo. Tai va štai kaip atrodo Užmiesčio mokyklos. Vieno aukšto pastatas. Ten turime direktoriaus kabinetą, va, jeigu norite kada pasimti vaikus, ar reikia kažką pranešti vaikams skubiai, tai turite keliauti į va tą pradžią šio pastato ir galėsite susisiekti su savo vaikais, bus pranešta visai mokyklai. Dažniausiai direktorius kalba per mikrofoną ir pakviečia vaiką į direktoriaus kabinetą, jeigu yra kažkokia jam labai svarbi žinutė. Labą dieną, labą dieną. Parodyk, ką pasiėmei, ką ten turi rankoje. Pasako, ką tu čia nešiesi per rankinę? Čia mano lunchboxas. Ir ką tu dėdėjai tą savo... Maistą. Kokį maistą? Ką mama įdėjo šiandien? Ką vyrim? Makaronai. Su kuo? Sviestu. Tik makaronai su sviestu buvo? O snekų kiek? Kiek užkandžių įdėjo mama? Pati sakykit, sudėjau. Juicebox. Čipsai. Čipsus. Jie bent sveiki kažkokie? Mano sveikus. Sveikuoliškus idėja. Įdomus dalykas tai, kad Sofijos mokykla neturi uniformos, kaip ir beveik visos amerikietiškos mokyklos, nebent tai yra privačios mokyklos. Tai Sofija parodė, ką šiandien apsirengė į mokyklą. Tiesiog, svarbiausia, kad būtų patogu, taip? Jo. Bet jeigu... Kaip nori. Nes kiekvieną dieną turi fizinę. Ir fizinė, va, sportuoti nereikia neštis jiems atskirai. Bet kas įdomiausia, tai kad pas jūs būna pižamos dienos, kai galite mokyklą eiti su pižama, taip? Bet galima ir kada nori. Kada nori, tiesiog, kad galėčiau va, rytoj eiti tiesiog su pižama į mokyklą. Jo, galėčiau su pižama kaip galima. Ir niekas tavęs nesmerktų, nesijuoktų. O kaip dėl makiažo, galima eiti su makiažais. Ir niekas nieko nesvarbu. Snakais parodyk. Jis užuosi. O gali parodyti man, ką tu dėdiesi į savo lunchbox? Jau viską suvalgai? Pasižiūrim. Gal kažkas liko dar? Makaronų neliko. O ką draugė šiandien atsinešė į mokyklą valgyti? Cookies. Sausainius valgė tik? Jo, nes buvo mergaitės gimtadienis. Ir nevalgė jos nieko, kas būtų maistinga? Ne, valgė, kaip sumuštinis. Sumuštinis visada. Čipsai. Čia tie sveikuoliški čipsai. Ne, aš Čia turiu nesveikuoliški tie. tokius. Ir tau turiu tokio šokoladus. Tai tu niekada nebūni alkana. Nu, O tu dar gali man priminti, sakai, kad mokyklai tau ten duoda valgyti kažkokius naminius makaronus dabar. Tai pasikeitė tavo šefės mokykloje. jo, bet dabar vėl pasikeitė. Ir vėl pasikeitė? Jo, Tai nes kokią dabar jie maistą duoda? atsibodo tam būti, tai pasikeitė mokyklos. Ir kiek kainuoja, pavyzdžiui, jeigu norėtum suvalgyti makaronų? Pizza, sakė, yra burgeriai. Jo. Tai kiek kainuoja, nežinai, kokie $5? Ne. Daugiau? Mažiau. Kaip $2? $2 už makaronus? Ir daug kas savo nešasi ar perka ten? Taip, taip. O jeigu nori nusipirkti Coca-Colos, yra ten? Ne, O kokie gėrimai yra? ne, nėra. Nėra iš viso? Pienas. Pienas tik tais? Algirdas stebisi, kaip įmanoma, kad mano mažoji sesuo turi pagal save padarytą Lietuvos magnetuką. Jūs tik pasižiūrėkite. Sofija. Tai šiandienos tikslas mano yra pratęsti mūsų namų turą. Tai tuoj pradėsiu nuo šitos erdvės ir vėliau su Algirdu važiuosim, pasivažinėsim po mūsų kaiminystę, parodysiu jums, kaip atrodo čia visi namai, papasakosiu visokių įdomybių, nes iš tikrųjų viskas skiriasi ne tik nuo Lietuvos ir Europos, bet žinokit, net ir nuo Los Andželo ir Kalifornijos. Tai parodysiu jums, kaip atrodo Čikagos užmiesčiai. Tikrai bus labai įdomu. Tai pradedant, žinoma, su mano diplomais, todėl kad man visada mano mokslai buvo labai svarbus. Tai šitas yra iš mano mokyklos, St. Ignatius College Prep. Buvau gavusi nominaciją, net ne nominaciją, o tiesiog apdovanojimą, kad vienas iš mano mokytojų buvo nominavęs mane kaip vieną iš labiausiai nusipelniusių
gauti metų mokinio apdovanojimą. Taip pat turiu iš mokyklos taip pat prancūzų kalbos garbės visuomenės sertifikatą ir panašų turiu iš muzikos, tai yra nacionalinės muzikos garbės visuomenės priėmimą sertifikatą į jų, žodžiu, garbės visuomenę. Ir lygiai toks pats yra ir apskritai mokslo garbės visuomenė, tai yra nacionalinis jau apdovanojimas, įvertinimas. Iš tikrųjų, tai tiesiog yra sertifikatas, kad tu priklausai į tą visuomenę. Tai aš turiu nacionalinę akademinę, muzikos ir prancūzų kalbos. O šitas tai yra mano universiteto įvertinimas, apdovanojimas už scholastic excellence. Tai tokį gauna mokiniai, studentai, kurie turi pačius aukščiausius pažymius universitete. Tai tokius aš gavau visus 4 metus. O čia pasižiūrėkite, ką mama prigamino mums pietums. Vištienos kotletukai, maltinukai su bulvių koše. Tai kokia laukia Algirdo pietų lėkštė. Čia yra tiesiog lietuviškų dievų maistas. Algirdai, enjoy it. Mes iškeliaujam iš garažo, bet turiu jums parodyti, pas mus yra Audi fanų garažas tiesiog. Pasižiūrėkite, visa tema, kiek modeliukų, netgi Sofijos pirmas automobilis yra Audi. Vat, kokybė, vokiška kokybė ir būtent Audi. Tai vienas įdomus faktas, tai kad visi tie kaimeliai, taip vadinami Čikagos užmiestyje, yra skirtingi tarpusavėje. Tai kaip ir bet kur pasaulyje, ar tai Amerika, ar Europa, Lietuva, kiekvienas miestelis skiriasi savo dydžiu, savo architektūra ir aišku, yra toks dalykas, man labai nepatinkantis žodis, bet prestižas. Tai žinoma, vieni miesteliai yra geresni, kiti netokie geri ir dažniausiai pagrindinis faktorius, jeigu šeima renkasi kur gyventi, tai yra mokyklos. Jeigu mokyklos yra geros, tai skaitosi, kad yra geresnis miestelis, bet su to pačiu gaunate ir didesnius mokesčius. Bet nuo tų mokesčių priklauso ir saugumas, tai kaip gerai dirba jūsų vietinė policija. Tai kiekvienas miestelis turi savo merą, savo policiją, savo mokyklas ir tuom jie vienas nuo kito iš tikrųjų ir skiriasi. Tai mano tėvai gyvena miestelėje, kuris yra apie 35 minutės nuo Čikagos. Šiaip dažniausiai lietuviai yra įsikūrę Lemont, galbūt būsite girdėję, Downers Grove, Palos Heights, Palos Hills, iš tikrųjų dabar jau net nežinau. Anksčiau ir Orland parke būdavo, bet viskas čia labai greitai keičiasi. Tai dabar jau tiksliai nebepasakysiu, bet ką rodau aš, tai yra mūsų šeimos gyvenimas Ilinojuje. Manau, kad bet kokią kitą šeimą paimtumėt, tai jie parodytų ir savo miestelį ir manau, kad tam tikros detalės, žinoma, skirtusi. Pasižiūrėkite, vienas išskirtinumas tai yra tas, kad jie yra tiesiog gigantiški tokios pilis vidury rajono. Pasižiūrėkite, ir čia jie visi yra tiesiog labai dideli. Aš net nežinau, kiek žmonių čia gyvena. Dažniausiai tiesiog viena šeima. Nėra taip, kad gyventų 2 ar 3 šeimos, kas tikrai tilptų į šios namus. Bet galit pasižiūrėti šiaip įprastą Čikagos užmiestyje. Bent jau iš tikrųjų, jie visi skiriasi. Tai bent jau šitoj pusėje tai įprasta statytis tokio dydžio namus. Ir vienas dalykas tai, kad jie visi atrodo skirtingi, bet ir panašus, todėl kad miestelio valdžia siekia išlaikyti tokį vientisumą ir tikrina visų architektų planus ir net plytos turi būti atitinkamos. Čia viena yra iš vidurinių, Hinsdale Central, tai turi savo teniso aikštas, čia yra netgi futbolo komanda. Galit pamatyti, kaip atrodo. Būtent taip, kaip ir visose amerikietiškose filmuose. Didelė amerikietiško futbolo komanda. Ir aplinkui, matot, stadioną bėgioja kiti studentai. O ten, žodžiu, buvo visa kita užklasinė veikla. Sofija.
Atvažiavom į prekybos centrą, žinokit, čia viena iš pramogų gyvenant užmiestyje, tai galima atvažiuoti į šitą Oakbrooko molą, kuriame aš, žinokit, dirbau kažkada. Tai, žinokit, kai būdavo man atostogos universiteto metais, tai dirbdavau Oakbrook mole, dirbdavau Kate Spade parduotuvėj, tai buvo rankinių parduotuvė. Parodysiu jums viskas, kaip ten atrodo, tai yra New Yorko dizaineris, dabar jau jinai yra pardavusi tą savo prekinį ženklą, bet jis buvo toks spalvotas, tai dirbau tarp faino moterų kolektyvo, tai tikrai būdavo labai smagu ir dar gaudavau 75% nuolaidą nusipirkti sukneles, rankinės, tai žinokit, mano visa universiteto era, tai būdavo Kate Spade suknelės, tai vat vis dar savo spintoje turiu begalę suknelių, į kurias pretenduoja mano mažoji sesė, nes mano vidurinė sesė turi šiek tiek kitokį stilių, tad suknelių nenoriu. Kodėl čia nėra visai žmonių? Ketvirtadienio vakaras. Pas mus Los Andžele tai yra visada. Sofija turi Golden Goose? Turi. Ir net Golden Goose parduotuvė, wow, čia viskas, žinokit, tai pasikeitė nuo to laiko, kai aš čia lankiausi. Čia iš tikrųjų būdavo Louis Vuitton parduotuvė, viskas pasikeitė. Wow, žinokit, vat būtent šitoj vietoje aš ir dirbau ir nebėra Kate Spade parduotuvės. Tu žinai, Sofija, kur ją perkelė? Ar jinai iš viso čia yra? Ne, yra, jis yra prie ten, kur... Prie Michael Kors kažkur pusės? Va, būtent čia buvo. Gerai, keliaujam, pasižiūrėsim. Vienas įdomus dalykas, kad čia yra molas po atvirų stogų, tai nors Čikaga ir turi visus 4 sezonus ir labai šaltą žiemą ir vėjuotą žiemą, tai žinokit, čia niekas nestoja. Tai vat vietoj Halloweeno dekoracijų būna kalėdinis, žmonės keliauja čia išgeria karšto šokolado ir su savo paltais keliauja į parduotuves šildytis. Dabar tai nuostabus oras, tai vat žmonės ateina net su vaikais pažaisti. Tai va tokie amerikietiški suburbsų prekybos centrai. Kate Spade persikėlė prie mano mėgstamiausios parduotuvės užkandinės Auntie Annie's. Žinokit, šiti maži pretzel hotdogai yra tiesiog tobuli. Ir štai čia turim Kate Spade parduotuvę, ji visai kitokia. Ji yra 3 kartus mažesnė nei ta, kurioje aš dirbau. Bet čia vat galite pamatyti viskas labai elegantiška, moteriška, rankinės, bet... Sofija, tu atsimeni, kaip atrodė mano Kate Spade? Buvo gražesnė, ar ne? Buvo kažkokia teal. Tai, buvo tokios kaip Tiffany spalvos. Yeah. Ir buvo daug daugiau visko, taip? Pasikeitė. Tai kaip pavadintum šitą elgesį? Aš žinau, žinai kaip vadinasi? Teenage tantrum. Tik šitą teenage labai mažam kūnelyje vaikšto. O dieve, mes dar su tokio dalyko nesam matę. Reklamuoja Ozempiką. A weekly shot to lose weight. Ta prasme, wow. Va čia tai nusiritom kaip visuomenė. Vis tiek pasakė, kad myli mus, bet neleido palydėti. Balerina pati savo kodą susisukusi.
taip šitos mergaitės atrodo. O dabar mes įvažiuojame į mūsų kaiminystėje esantį miestelį. Tai matom, kad čia vyksta daug statybų, nors iš tikrųjų čia yra tikrai ganėtinai senas rajonas. Tai tikriausiai papuolėm į kažkokią vietą, kur yra naujesnės statybos namai. Tai vienas dalykas, kurį pastebėsite šitam miestelėje, tai kad namukai čia yra daug mažesni, bet labai tokie kaip iš pasakos ir turi labai mažai teritorijos iš tikrųjų. Neturi tiek daug žemės, vat kiek tie namai, kuriuos rodžiau jums prieš tai, bet pasižiūrėkit, tokie labai mieli. Čia šiek tiek didesnis. Aš atsimenu, kad kai tik atvažiavau į Ameriką, mane čia atsivežė vienas mano kaimynas, kuris mokėsi su manim mokykloje ir atsivežė man parodyti, kad čia irgi jo šeimos svajonių miestelis buvo. Todėl, kad net ir patys amerikiečiai svajoja gyventi geresniam rajone ir vat įdomesnės statybos namukė. Pasižiūrėkite, koks šitas. Tiesiog pasakiškas. Ir va šitas miestelis turi savo netgi mažą parkelį, kur vaikai gali ateiti žaisti. Tai va čia vaikai ir su dviračiais važinėja, ir futbolą žaidžia, ir tinklinį netgi. Tai turi tokį mažą parkelį kaimynai. Prašiau Algirdo, kad dar kartą pravažiuotų pro šitą namą, nes jis yra toks gražus, puikiai tinkantis iš šio miestelio stilių. Algirdui patiko šitas labai, sakyčiau, formos labai tipinės šiam miesteliui, bet toks labiau europietiškas ir modernus. Automobiliai taip pat priderinti. Spėčiau netgi, kad gali gyventi europiečiai, nes būtent šioje pusėje jų yra tikrai labai daug. Tai žinokit, tikrai ne visi rajonai, ne visi miesteliai taip atrodo Ilinojaus užmiestyje. Čia yra vienas tikrai iš gražiausių ir aš net atsimenu, kad, sakau, mano klasiokas buvo mane atsivežęs mano pirmais metais, netgi gal pirmą mėnesį iš šitą miestelį ir tiesiog rodė, kad va čia vienas iš gražiausių yra. Tai iš tikrųjų čia yra įsikūrusių nemažai lietuvių. Mes žinom bent 3 ar 4 šeimas, tai čia skaitosi jau daug. Šiaip, sakiau, pagrindė lietuviai gyvena šiek tiek toliau, pietiniai pusėje, tai link Lemonto, kiek mes bent jau žinom. Bet tikrai yra ir kas mieste gyvena, ir kas šitame miestelėje gyvena, kas gyvena prie pat mano tėvų. Iš tikrųjų, mano tėvų miestelis yra 5 minutės nuo čia, bet jau stilistiškai vien tas miestelis skiriasi ir netgi skiriasi mokyklos. Nors jos yra ganėtinai panašios, bet vat, kiek parodžiau stilių, tai turėtumėt matyti vat, skirtumą tarp šito miestelio ir kaip atrodo namai būtent ten, kur gyvena mano tėvai. Ir dar vienas įdomus dalykas, tai kad kiekviename miestelėje gyvena bent jau šiame apie 17 000 žmonių, bet jie turi ne tik savo miestelio valdžią, savo visą infrastruktūrą, jie turi savo traukinių stotį netgi, stotelę iš tikrųjų, bet ir svarbiausia miestelio centrą. Tai vat, mano tėvų miestelis turi savo miestelio centrą ir vat, būtent šitas 5 minutės vienas nuo kito, bet Hinsdale downtown ir aš turėjau 2 draugės, kurios gyveno būtent šioje pusėje, tai kadangi jos gyveno kaiminystėje, tai labai daug laiko praleisdavau su jom ir ateidavom va čia praleisti daug laiko, čia netgi ir kirpyklą savo turėjau, tai keliaujam, pasivaikščiosim ir aprodysiu jums, kaipgi atrodo va tokio mažo miestelio downtowniukas. Tai va čia jau važiuoja traukinys, iš tikrųjų šitas yra kuris veža prekes, bet būtent šioje stotelėje stoja ir traukinys, kuris veža į miesto centrą.
Keliaujam į miestelio Starbucksą, tai kiekvienas miestelio centras privalomai turi Starbucksą. Pasimsim arbatos, tai čia su dariusi labai daug namų darbų ir netgi turėjusi kelis interviu. Ir kiekvienam Starbucks'e pagal jūsų lokaciją dar galite rasti ir teminius puodelius. Tai čia Illinois. Tai va, keliaujam, šiek tiek jums aprodysiu, va čia netgi yra ir egzotinio automobilio, kas yra šiek tiek neįprasta. Būtent tokie miesteliai, va tokie suburbanai čia yra labai įprasti. Vat jeigu atvažiuosite į Ameriką ir norite užsisakyti skanios arbatos, nesakau, kad jinai yra labai sveikuoliška, parodyk vidų. Medicine Ball. Mano sesė dirbo Starbucks'e, tai mums pasakė, kad viena skaniausių arbatų. Vat pas mus miestelyje irgi būna visada gyvo garso koncertai, tai matau, kad ir šitas miestelis turi netgi ketvirtadienio vakarą savo kaimynus linksmina gerą muziką. O čia jau žmonės ketvirtadienio vakarą laukia pavalgyti į kažkokį restoraniuką. Iš tikrųjų, restoranų šiame miestelyje taip pat netrūksta. Tai manau, kad vienas dalykas, kurį turėtumėt pirmiausia pastebėti, tai kad čia yra labai daug šeimų ir jaunų ir vyresnių žmonių, todėl kad užmiesčio gyvenimas va toks ir yra daug sėslesnis, toks šeimyniškas. Tai mes su Algirdu, kai pradėjom kartu gyventi, tai žinokit, pirmas dalykas, kurį padarėm, tai išsikraustėm. Iš tikrųjų, Algirdas atvažiavo iš Los Andželo gyventi į Čikagą metam laiko, kol pasibaiginėjo universitetą, tai mes iš karto kraustėmės į Čikagą, todėl kad jaunimui, aš neįsivaizduoju, kaip Lietuvos jaunimas atvykęs iš didelio miesto kaip Vilnius ar Kaunas, kur tikrai netrūksta veiksmo, atvažiuoja ir gyvena va tokį šeimyninį sėslų gyvenimą. Žinoma, kiekvienas turi savo vertybės, prioritetus, kai šeimą pradedi žinoma, bet vat, man atrodo, kad norint vat, tikrą Ameriką patirti, susipažinti su jaunais žmonėm, kurie kuria verslus, tai man atrodo, kad privaloma gyventi mieste. Bet čia, žinoma, yra mano asmeninė nuomonė, bet Neri in America, tai dalinuosi savo patarimais. Tai Čikaga visiškai kitaip atrodantis miestas, kitokia energija, kitokios galimybės. Čia, manau, yra gyventi puikus žmonėm, kurie ieško tiesiog saugaus rajono ir jau nori gyventi tikrai tą šeimyninį gyvenimą, nori vat, vaikus vežti į būrelius, tai vat, mano tėvam čia yra tobula, bet jaunimui, nežinau. Ant šios gatvės, kuri jungia šitą miestelį su mano tėvų miesteliu, tai jau prasideda šiek tiek didesni namai. Pasižiūrėkite. Šiaip vis tiek atrodo, kad jie turi labai mažai žemės, jeigu jums tai yra svarbu, bet visiškai toks jau sakyčiau stilius prasideda maišytas vat, su tradiciniu šio miestelio stiliumi ir šiek tiek įvažiuojam į miestelį, porą minučių nuo mano tėvų namų, Bridge Downtown, tai čia, žinokit, daug istorijos pastoviai, ir čia ir mūsų iš tikrųjų stomatologijos kabinetas, ir mano sesė yra dirbusi čia įvairiose parduotuvėse, čia ir restoranų daug turime, tai iš tikrųjų va čia kiekvienas miestelis, nors jie yra vienas nuo kito 5 minučių atstumu, pasižiūrėkite, kaip viskas skiriasi ir kiek daug iš tikrųjų yra ką nuveikti, ledų galima suvalgyti, būtinai Starbucksas ir būtinai daug restoraniukų. Tai va čia net neabejoju, kad jeigu turite draugų iš Čikagos, tai tikrai matėte, kaip savaitgaliais atvažiuoja pavalgyti į Hampton Social. Iš tikrųjų, nors ir didelė čia mūsų lietuvių bendruomenė, bet visi sukasi tame pačiame rate. Tai
va čia turim tokį miestelį, gal kurią dieną atvažiuosim pasivaikščioti. Bet va taip viskas atrodo ten. Kaip Kalabasas esu rodžiusi jums Kalifornijoje. Tai va čia turim sporto klubą. Dabar atsidarė didesnis iš tikrųjų tame miestelė, kur prieš tai buvom, Aukbruke. Tai čia yra ir didelė sporto salė, ir krepšinio aikštė, ir galbūt net teniso kortai, bent jau pickleball, man atrodo, jie tikrai turi. Tai atsimenu, kai tik atvažiavom, tai daug laiko praleisdavom ten sportuodami. Čia kažkoks naujas iš tikrųjų atsidarė, mes net nematėm šito. Ir tėvai net nieko neminėjo. Tai žinokite, turiu juokingų istorijų, tai ir aš ir mano sesė bandėme kažkurio savo gyvenimo etapų įsidarbinti kažkur čia Bridge miestelė, nes jis yra 2 minutės nuo mano tėvų namų. Tai mano sesė dirbo parduotuviai maisto, kur yra labai daug lietuviško prekių tarp, bet čia yra tiesiog vietinė parduotuvė. O aš bandžiau vieną kartą įsidarbinti į restoraną. Mes turime tokį vieną įžymų, kiek jisai žymus, tarp vietinių įžymus restoranas, todėl kad ten renkasi labai daug italų, itališka virtuvė, skanus vynas ir panašiai. Ir mano mamos draugė vieną kartą pranešė mums, kad reikia padavėjos naujos, nes reikėjo ją pakeisti. Ir sakė, kad ten galima užsidirbti labai gerų arbatpinigių. Tai mano mama sako, tai Nerija yra ten kažkur dirbusi, kažką su kokteiliais ir panašiai. Nežinau, kad aš gyvenime nieko nesu dirbusi su kokteiliais, apart paplūdimyje, Palangoje, nuo Modžio paėmusi kokteilį ir nunešusi į savo draugiam. Tai va čia va tiek turiu, žodžiu, patirties aptarnaujant kažką savo draugės. Tai vis tiek nuėjau į interviu, labai jam patikau. Ir sako, tai ateik kitą dieną, pabandysim kažkokį testą pasidaryti. Ir ateinu, žodžiu, į tą barą. Ir iš karto manęs klausė, aš jau tam bandžiau pasiskaityti, išmokau vynų sąrašą ir panašiai. Bet aš ant tiek nieko nemokėjau, kad manęs net paklausė elementarių klausimų. Pavyzdžiui, koks tavo mėgstamiausias kokteilis ir kaip tu jį padarytum. Negalėjau sugalvoti, tuo labiau, kad aš net negeriu. Kitas dalykas, paklausė manęs, ištraukė iš savo kišenės ant tokį aparačiuką, kur ten atidaryti vyną ir taip toliau. Ten buvo toks, kur, žinot, atidarytuvas, bet toks keistas, kažkoks senovinis, toks tikriausiai, kur žmonės turi kažkokius barmeno kursus praėję ir kažkokį ten, žodžiu, aparačiuką turi. Nemokėjau su juo atidaryti net butelio. Tai mane tiesiog po to paskyrė pilstyti vyną tam vakarui ir daugiau nebepakvietė, bet vienas vyras man paliko $20 tipsą, tarp kitko paėmė mano rankos, suspaudė, padėkojo už gerą pokalbį, nes tiesiog kalbėjom apie universitetą, jo dukra mokėsi universitete, tai suprato labai gerai padėtį, kurioje aš buvau ir tai va, tą vakarą užsidirbau savo $20, bet žinokit, darbo negavau, tai kad ir kaip stengiausi, tai tiesiog bandžiau ir galvojau, kas ten gali būti sunkaus. Bet iš tikrųjų, barmeno darbas, jeigu tu nieko nesupranti, tikrai, žinokit, nėra lengvas. Tai va, tas restoranas vadinasi Capri ir jie iš tikrųjų turi parduotuvėlę, kur galima nusipirkti picos po vieną gabaliuką, o čia yra tas žymusis restoranas Capri, iš tikrųjų labai labai gera virtuvė. Ir va, jeigu kada norėsite skanaus maisto, kiek atsimenu, čia visai skanu, tai va, žinokit, va, manęs čia nepriėmė į darbą. Na ką, o pas mus vakarieniai šiandien yra burgeriai, visi ingredientai jau paruošti. Liko iškepti mėsytę. Vienas įdomus dalykas Amerikoje tai, kad nėra tvorų, beveik niekur. Šiaip miestelis neleidžia, tai vienintelis dalykas, kuris atskiria mus nuo kaimynų, tai yra vat tokia tvora, žodžiu. Bet šiaip iš esmės gali vaikai eiti žaisti vienas su kitu. Sofijos vakarinis koncertukas. Papasakok, o ką tu dabar groji su mokytoja? Moonlight sonata. Jo, ir dar groju Pasakyk man, kas ją parašė. Beethoven. Taip. Labai lauksiu. Einu prisėsiu. Ir taip uždarysim vakarą savo.